Mes žinome, kad Apple yra įmonė garsėjanti dizaino valdymu. Steve Jobs iš esmės sakė, kad nors Apple yra įmonė, jis ją sukūrė kaip meno kūrinį. Taip pat, jei pažvelgsime į Atomį, suprantame, kad pirmininkas siekia, kad ši įmonė gimtų kaip meno kūrinys per dizaino valdymą. Taigi, kai Atomį taps 100-mečio įmonė, kokio meno kūrinio pirmininkas tikisi iš jos? Jei žiūrime tik į dizaino savoką, tai manau, kad tai yra menininkas. Tačiau, kai kalbame apie verslo veiklą, pavyzdžiui, ten turi vykti procesas, kuriame technologija yra sumaišoma. Tačiau jei technologija lieka tik technologija, tai yra inžinerija. O jei dizainas lieka tik dizainu, tai yra menas. Bet mes esame tie, kurie dirba ir valdo, todėl. Jei menas ir inžinerija turi turėti vadybos vertę. Šis procesas, kuriame abu elementai susijungia, yra būtinas. Steve Jobs iki šiol buvo toks. Taip vadinamas mobilusis telefonas. Buvo iš esmės sukurtas orientuojantis į balso skambučius. Tačiau dabar galima sakyti, kad buvo sukurtas visiškai naujas konceptas, kurio anksčiau nebuvo. Kai Atomį buvo įsteigta, aš maniau, kad ji turėtų užimti tam tikrą poziciją remdamasi praeitimi. Pirmiausia, maniau, kad nėra atsakymo, nes, kaip žinote, mūsų sektorius turi labai prastą socialinį įvaizdį. Ir praeitie buvo per daug klaidų. Dabar, kalbant apie verslo sektoriaus formą, kyla klausimas, ar tai yra pageidautina. Atrodo, kad šiek tiek geresni rezultatai nei konkurentų nepakaks ir tokios įmonės neturėtų egzistuoti. Taigi, reikia eiti visiškai nauja koncepcija. Taigi, kokią įmonę mes sukursime? Nuo tada Atomį paskelbė, kad rašys naują tinklinio marketingo istoriją. Taigi, iki šiol tinklinio marketingo istorija tęsiasi kaip praeities tęsinys, tačiau reikia daryti visiškai naujus dalykus. Atomį iš tikrųjų paskelbė, kad rašys naują tinklinio marketingo istoriją, kai tai buvo iškelta kaip šūkis. Man iš tikrųjų reikėjo drąsos, nes turėjau jausmą, kad nežinau, ar tai, ką galvoju, iš tikrųjų gali būti įgyvendinta. Taigi, kodėl? Manote, kad reikia rašyti istoriją iš naujo? Kodėl anksčiau egzistavusios tinklinio marketingo įmonės turi blogą socialinį įvaizdį? Blogas socialinis įvaizdis turi savo priežastį. Jos padarė daug žalos visuomeniai. Dėl to natūraliai susidarė neigiamas įvaizdis. Taigi, kas yra neteisinga? Tinklinis marketingas nesusimąstė apie savo esmę. Taigi, tinklinis marketingas taip pat yra marketingas ir tik viena iš platinimo formų. Taigi, reikia apmąstyti, kas iš esmės yra platinimas. Platinimas yra procesas, kuris sujungia gamintojus ir vartotojus. Trumpiausiu keliu yra tinklinio marketingo platinimo kanalas taip pat. Pavyzdžiui, sandėlių nuolaidų parduotuvės, televizija, namų prekyba, internetinės parduotuvės, gatvės parduotuvės, prekybos centrai ir daugybė kitų platinimo kanalų. Tuomet reikia pagalvoti, ar galima turėti konkurencinį pranašumą palyginus su kitais kanalais, tačiau šiuo atveju apie tai nesvarstoma, o jie tiesiog susibūrė ir kuria savo lygą. Šiame sektoriuje buvo daugiau investicinių elementų, nei grynai marketingo. Buvo investicijų ar spekulacijų, o taip pat ir labai ekstremalių nusikaltimų, tokių kaip žmonių sulaikymas ir smegenų plovimas, kad būtų pardavinėjami palikuonys. Anksčiau taip buvo. Tai dabar yra nusikaltėlių veiksmai, tačiau dabar visi yra normalūs žmonės, kurie laisvoje erdvėje patys priima sprendimus ir nusipirko kamuolius. Tačiau, kodėl? Tada kyla tiek daug nuostolių. Tai turi investicijų pobūdį. Pavyzdžiui, kai perku
tam tikrą prekę aš taip pat perku tam tikras teises, kurios suteikia galimybę gauti šiek tiek didesnį atlyginimą. Aš įsigiju tas teises, tačiau dėl jų gali būti, kad mano lūkesčiai išsipildys, o gali ir ne. Tai turi investicijų pobūdį, nes investicijos nėra garantuotos sėkmės ir privaloma pripažinti, kad gali būti ir nesėkmių. Jei būtų tik prekyba, tai neturėtų būti žmonių, kurie patirtų nuostolių. Jei kalbame apie naują įmonę, visiškai reikia atsisakyti investicijų pobūdžio. Reikia galvoti tik apie tai, ar tarpusavio nauda atsiranda, kai šiuo metu vyksta prekių pirkimas. Tai yra, kai pinigai ir prekės yra keičiamos. Tai yra ištikimybė pačioms pagrindinėms vertybėms. Pavyzdžiui, kiek kainuoja tas pats produktas skirtinguose platinimo kanaluose. Jei kokybė yra ta pati, turime galvoti, ar galime parduoti pigiau. Jei sakome, kad negalime parduoti pigiau, tai reiškia, kad tai neturi socialinės vertės. Taigi dabar, nuo pat pradžių, mes nesiruošiame konkuruoti su kitomis įmonėmis toje pačioje pramonėje. Mes sieksime užimti poziciją kaip platinimo kanalas, kuris konkuruoja su nuolaidų parduotuvėmis, prekybos centrais, televizijos namų prekyba, internetinėmis parduotuvėmis ir gatvės parduotuvėmis. Tai dabar aiškiai apibrėžta. Pradėjome nuo minties, kad nenorime išeiti iš pagrindinių koncepcijų, tokių kaip prekyba ir platinimas. Taigi, kai galvojau, kokia turėtų būti platinimo forma, man kilo idėja apie Atomy. Supratau,